Pristatau jums naują tvoralentę, kurią mes pavadinome rombaeglė. Iš kur toks pavadinimas? Jo, man irgi šiek tiek juokingas, bet įsimintinas. Tai trumpai, dėl ko jinai tai pavadinta. Mes su kolektyvu nusprendėm ją tai pavadinti, todėl kad jinai iš savo formos ir iš savo tvirtumo primena tiek eglę, dėl ko primena eglę. Prieš tai mūsų kažkada pasakota tvoralentė, klasikinė eglutė, nes jinai yra abipusės simetrinės ir sudaro tokį galbūt net namuko formą, bet ir eglutės. Trūksta tik tai kojelės ir bus eglutės karota. Tai va, o pati rombaeglė, dėl ko iš kur rombas atsiradęs, iš savo tvirtumo. Ir taip pat iš priekinės pusės labai primena rombo formą, iš fasadinės pusės, kurią matome iš išorės. Šiuo atveju matome ir iš vidaus tą patį. Tai jinai pas mus yra iš mūsų gaminamų tvoralenčių tikrai tvirčiausia tvoralentė. Jos yra taip pat kaip ir rombo pilnai uždara forma, va, kameroje tikrai manau matosi. Ji iš principo yra dar su vienu papildomu lenkimu, jinai turi daugiau standumo briaunų nei rombas ir todėl jinai yra tvirtesnė. Ir šį profilį tikrai galima daryti nesijaudinant dėl tvirtumo, dėl eksploatacijos, dėl nieko iki 3 metrų ir neturėsit jokių problemų. Jisai yra tvirtas, jeigu tvirtinimo taškai šitame profilyje, kuris yra su apdailinė nesimato detalė, nes taip pat mes tvirtiname su kniede arba viena arba dviem pagal situaciją, bet jinai tikrai galėtų atstoti kopėčias. Jeigu tvirtinimo taškai laiko tvirtai ir per ją galima būtų lipti. Bet be abejo, nepaturiu to daryti, čia tiesiog kaip pavyzdys. Ir va štai kaip jinai atrodo iš fasadinės pusės arba iš kiemo. Identiškai taip pat kaip prieš tai pradžioje minėjau apie eglę, kad jinai turi simetrinę formą. Šiai tvoralentei taip pat galimos daryti apdailos kaip ir daugelį mūsų tvoralenčių. Užsidengia tiek tvirtimo elementai, tiek pasislėpia stulpai. Jeigu netyčia susipainiojot stulpų spalvą, galite visada pasirinkti apdailėlės ir pasikeis spalva. Tokia kokia tvoros. Tai va. Šios tvoralentės, kalbant apie kainą, manau, irgi kas yra aktualu, šios tvoralentės kaina būtų apie 40 eurų už kvadratą su PVM. Dėl ko? Dėl ko sakau apie, nes kiekvienas žmogus šiame pavyzdyje mes vienas kito nematom. Jūs manęs dabar nematot, aš jūsų nematau. Bet kiti žmonės nori erdvės kieme savo ir matyti galbūt tiek išorę, tiek kad ir į juos šviesa kad juos šviesa kažkiek pasiektų. Tai šitos tarpelius tikrai galima didinti pagal jūsų asmeninius poreikius. Ir ta kaina be abejo, jeigu mes juos didinam, kaina mažėja, jeigu tankinam, kur jau nėra labai, bet dar įmanoma, tikrai kaina dar būtų didesnė. Kas nėra draudžiama, tam tikrose vietose be abejo reiktų vis tiek žiūrėti pagal techninį statybos reglamentą, ar tai yra galima aklina tvora. Tai va, aš manau šiandieną tiek apie mūsų naująjį produktą pavadinimu rombaeglė. Jau turime ne vieną klientą su šita nauja tvoralente ir kai užbaigsime montavimo darbus, tikrai pristatysime gyvai iš objekto. Ačiū ir iki.